Ar esate pagalvoję, ar norėtumėte praleisti naktį apleistame pastate, kuris yra itin nuošalioje vietoje ir kuriame galbūt vaidenasi? Šiandien sugrįžau į vietą, kuri po pirmo apsilankimo labai suglumino. Pasijutau, kad šiame name, kuris yra šalia apleistų traukinio bėgių, esu ne vienas. Palėpėje girdėjau kažkokį garsą, lyg ten kažkas vaikščiotų. Ta kartą nedrįsau patikrinti. Nors tai gal ir žmogus, bet grįžęs namo dar ilgai galvojau, ką aptikčiau šio namo palėpėje. Šiai sodybai daugiau mistiškumo prideda tai, kad ji itin sunkiai pasiekiama, tiesiog kažkoks užkampis. Deja, sugrįžus teko nusivilti. Kopėčių nebebuvo, kažkur dingo. Supratau, kad šiandien jau smalsumo nepatenkinsiu. Apžiūrėjęs sodybą, dar kartą įsitikinau, kad čia tikrai kažkas lankosi. Arbatinuką radau ant kėdės, nors prieš tai jo nebuvo. Atkreipiau dėmesį į šią skylę ir nusprendžiau įkišti ranką giliau, gal kažką rasiu. Ir likau labai nustebintas. Radau seną knygą, pavertęs lapus supratau, kad tai maldaknygė. Norėjau išsiaiškinti kelintų metų, bet datos neradau. Gal ji iš sovietmečio laikų, gal dar senesnė. Nesuprantu, kam slėpti čia tokius dalykus, koks buvo tikslas. Galbūt čia kažkas rado kažką vertingesnio, o knygą kaip bevertį daiktą paliko. Įdomu, kuom dar gali nustebinti šis namas, ypač ką rašiau palėpėje. Tai galbūt sužinosiu ateityje. Galiu pasakyti iš anksto, kad laukia video apie kitą apleistą sodybą. Po apsilankimo ten pasakiau savo, daugiau ten nebekelsiu kojas. Jeigu laukiate šio video, parašykite komentarą. Ačiū, kad žiūrėjote šitą trumpą video ir iki kito karto.